Šaltiniai, jie trykšta iš visų pusių šitos gilios Raguvos. Ir iš dešinės, ir iš kairės pusės, ir aukštyn, kai palipsim, pamatysim trykštantį vandenį iš šlaitų, o čia jau jie sueina tie šaltiniai į upeliuką. Ir daug upeliukų nuteka į nerį. Ir matot, kokius aukštus, stačius, gilius šlaitus susidarė toks mažas šaltinio upelis. Prieš 13, prieš 10 tūkstančių metų tekėjo labai daug ledynio tirpsmo vandenų. Jie padarė didžiulės išgraužas ir šitos išgraužos, juose dabar mums beliko tik tai tiek, labai nedaug. Mes jau matome tikrai nedaug. Ir šiaip šaltinių vanduo ir mažų upelių vanduo labai krenta jų lygis ir jie mažėja. Reiškia, jau gruntiniai vandenys nuseko, šaltinių vandenys taip pat senka dėl klimato kaitos. Ir mes turime šiuo metu praktiškai turbūt patį didžiausią Vilniaus miesto šaltinį. Vilnius apskritai turėjo labai daug šaltinių. Ir tie šaltiniai buvo vieni žinomiausių turbūt Vingrių, visiems žinomi, tada Župronių misionierių, toliau Aušros vartų ir, ko gero, tai didžiausi šaltiniai, kurie 500 metų girdė Vilniaus vilniečius.